Kai aš mokiausi reikia, mintis, kad dėti rankas ant svetimo žmogaus, dėti delnus, liesti kitą žmogų, galvoju, ateis kokia bobutė, dedukas, kaip aš tenai, ką aš tenai, galvoju, čia man tik tai. Bet kai praėjo keli metai, kada jokių problemų, ar ten bobutė, ar ten dedukas, ar tai jaunas žmogus, kada padedi, kada žmogus dėkingas, kada iš akių matai, kad pasikeičia, netgi būna po vieno seanso tiesiog energijos prisipildęs, žmogus iš veido kitaip atrodo. Tai tikrai smagu, kad tai veikia, smagu, kad tai apčiuopiama rankose, delnuose jaučiama, smagu, kad tai kiti žmonės jaučia dažniausiai iš karto, nes kartais karšti delnai ant tiek, kad žmonės atsimerkia pasižiūrėti, ar aš kokio prietaiso nenaudoju, kai kurie net netiki, kad delnai gali būti taip. Tai karštis tai nesmė, aišku, esmė yra energija gydanti.